Linas Lušnys, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, Tomas Tomilinas, Demokratų frakcija vardan Lietuvos ir Algirdas Sysas, socialdemokratų frakcija. Sveiki. Tai pradėkim gal nuo tokio konkretaus klausimo. Morganai Danielį, aišku, kamgi daugiau kas pirmiausia ir kėlė šitas temas į viešumą ir pataisos įvairios registruotos. Ir iš esmės juk tai yra viena iš Laisvės partijos programos dalių, temos susijusios su narkotikais. Tai kokia apskritai ta situacija, kaip jūs ją matote? Kaip jums atrodo, ar kažkokį bent jau modelį mes bandom čia sukurti dabartiniai situacijai? Ačiū labai už klausimą, labas vakaras. Kokia ta situacija? Lietuvos situacija yra labai įdomi, todėl kad Lietuva šiaip buvo gana neblogą narkotikų politiką turėjusi šalis iki pat 2017 metų, kada administracinių nusižengimų kodeksas galėjo būti taikomas, kai mes kalbam apie medžiagų turėjimą be tikslo platinti. Problema buvo, kad kada tai buvo abiejose kodeksuose, 2 bausmės numatytos ir baudžiamajam ir administraciniam, tas taikymas tapdavo toks labai selektyvus. Tai reiškia, kad jeigu žmogus yra iš pažeidžiamos asmenų grupės, priklausomas žmogus, tai dažniausiai jau jį ten iš karto į teismą ir ištaršyti siunčiama. Jeigu dar būdavo toks gražiau atrodantis, švariai apsirengęs ir, žodžiu, jaunesnio amžiaus, tai tada gal ir tą ANK pritaikydavo administracinį. Tai tas buvo keliamas klausimas, kad jau laikas, žodžiu, eiti su Europa ir žodžiu, atsisakyti to baudžiamojo persekiojimo ir tada kažkokiu būdu viskas pasisuko visiškai priešinga linkme. Ir šiandien mes esam kartu su Rusija. Tai reiškia, kad šiandien mes turim baudžiamąjį persekiojimą už bet kokį kiekį visiems žmonėms. Baudžiamasis persekiojimas neveikia, tą rodo ir Lietuvos patirtis, ir kitų šalių, ir visi moksliniai tyrimai. Ir Lietuva turi šiuo metu, beje, nuo kriminalizacijos labiausiai užaugusi kaip tik vartojimą. Tai nesakyvaizdu, nes ne su įstatymais tai yra susijęs su kitais veiksniais. Bet savo baudžiamąją neproporcingą politiką šiandien mes esam tarp tokių šalių kaip postsovietinis blokas. Tai Baltarusija, Kazachstanas, Tadžikistanas, Kirgizija, Uzbekija, šalis, kuriuose ir aš pati dirbau. Ir tokią turim gėdelę, sakykim taip. Tai tokia yra situacija, o dabar tą atitaisyti tai yra gana sudėtinga, nes matom, kad jau visuomenė yra labai suklaidinta. Jau to gyvenimo iki 2017 metų nebeprisimena ir sklinda tokios moralinės panikos idėjos, skleidžiamos tiek sąmoningai ir tam tikrų Seimo narių ir kitų suinteresuotų grupių ir šiandien tą teisinę bazę yra sunku gana ištaisyti. Tai čia apie teisinę bazę tik tai kalbame. Taip, mes kalbėsim ir kaip tik yra šviežias visiškai reikalas, kelių dienų reikalas, jungtinių tautų ekspertų pasisakymai apie bausmes už disponavimą mažų kiekių narkotikų, kad tai yra neproporcingos bausmės. Vytenis Andriukaitis ir kiti jungtinių tautų atstovai, kurių vienas buvęs Lenkijos prezidentas, ponas Kvasnievskis, jie kalba apie tai, kad Lietuvai daugiau problemos negu naudos iš visos šitos situacijos, kad tai yra baudžiamasis persekiojimas, o ne administracinės bausmės ir kad tai būtina keisti. Tai dar apie tai pakalbėsim, bet man tiesiog tą temperatūrą norisi įsivertinti ir politinių partijų kontekste, kokie jie yra. Ir į ponas Lušnį kreipiuosi, štai Morgana Danielė sako, turim gėdelę. O gal mes turim bėdelę? Kaip jūs manot, kaip čia teisingiau? Žinau, kad tai yra bėda, čia nėra nei čia gėdelė, nei čia kas. Mes turim tokią visuomenę. Ir čia yra bėda, aš manau, kad tai yra didelė bėda. Žinau puikiai, kad dabar, kai kalbėsiu, tai atrodys labai keistai, nes aš atstovauju visgi Tėvynės sąjungą
Lietuvos krikščionis demokratus. Ir esu toj pozicijoje, kur labai aiškiai pasisakau, kad dekriminalizacija turi vykti ir nekalbu vien tik apie žolę. Man žolės išėmimas šiandien yra didesnis skausmas. Ir aš tam argumentai mano yra labai elementarūs. Aš mačiau tą visą vaizdą. Matot, yra žmonės, kurie niekada nėra su tuo susidūrę. Yra žmonės, kurie tame dirbo. Tai aš esu tas, kuris ir dirbau tame lauke. Bet kokia jūsų pozicija, ponas Lužnė? Ir tai pozicija labai aiškiai dekriminalizuoti, nes kriminalizavimas iš esmės padaro didesnę žalą. Ta patį sako ir Lenkijos buvęs prezidentas Kvasnievskis, kuris atvažiavęs tą patį sakė ir aš tos pačios lygiai nuomonės, kad jeigu mes jaunam žmogui uždedam BK, tai mes iš esmės ne tik tai, kad savotiškai kaip viduramžiais pažymim kažkokią tai nuodėmę žymę, įdeginam ir tada tu žmogau vyniokis visą likusį gyvenimą, ten pasiaiškink, turėjai, neturėjai, kažką tai pažaidėjai, tau padarė įtaką kažkas tai ir visą kitą, tu turi BK. Tai aš manau, kad tai yra valstybinio lygio beveik nusikaltimas prieš jaunus žmonės. Bet įtikinti tai nebus paprasta, turiu pasakyti, Daiva, tikrai. Bet pozicija, manau, yra tokia. Kodėl nepaprastai įtikinti? Matot, čia yra tie, kurie yra žmonės, kurie dirba, aš vadinu tai profesionalai, kurie daugiau susipažinę su problema, kurie daugiau susipažinę, kas veikia, kas neveikia. Ir yra bendrai visuomenė, kuri kaip čia pasakyti, jinai netgi įelektrinta. Ir pas mus įelektrinimas vyksta aukščiausių lygių. Tai yra, kai tik tai tu ištari žodį dekriminalizavimas, iš karto šalia dedamas sąmoningai žodis liberalizavimas absoliučiai visų narkotikų. Ir kai tu retorikoje, kai kurie kolegos netgi naudoja, kad šitas dekriminalizavimas tai yra tiesioginis kelias į liberalizavimą ir toliau kalba apie liberalizavimą, visuomenė bijo. Įdomu, kad visuomenė nežino vieno fakto, dažniausiai jie nežino šito fakto, kad, kaip visuomet sakau, žmonės mėlėjai, kam be pasakau, tai visiems yra nuostaba. Miršta nuo žalingų įpročių žmonės daugiausia nuo 2 dalykų. Nuo 2. Alkoholis ir tabakas. Juos abu mes parduodame į kairę, į dešinę, taip su akcizais, taip keliam kainas, ten visokius darom. Bet šitie dalykai, didžiausios mirtys pasaulyje, didžiausi mirčių skaičiai yra nuo šitų 2 narkotikų arba 2 psichoaktyvių medžiagų. Toliau visos kitos labai mažos dalys. Tiesą sakant, nuo žolės praktiškai nėra iš vis mirčių žinoma. Bet priklausomybės, ponas Lužnė. Vėl priklausomybė. Rizika priklausomybei, mes turėtume vėl galvoti, kas tai yra. Kaip vėl tada aš paimsiu pavyzdį. Tiesa, su žole labai sunku kartais net ir tyrimus skaityti, nes iš tiesų dėl žolės nėra tokių tyrimų labai oficialių, kadangi jinai nėra beveik niekur nebuvo legali. Dabar mes turbūt pradėjom per pasaulį ristis legalizavimo toks epocha ir atsiras tyrimai, kurie jau bus validus ir juos galima bus vertinti. Bet pagrindinį dalyką, ką galiu pasakyti, kad alkoholis pažeidžia praktiškai visus be išimties fiziologiškai organus. Nėra praktiškai organo, kurio jis neveikia. Žolė veikia tik tai psichikos dalį, kuris susijusi daugiau, taip, jinai sukelia kartais depresiją, ilgalaikis jos vartojimas ten yra tokių niuansų, bet ar priklausomybė fizinė, kad pažeistų organus, tokių duomenų nėra. Tabakas pažeidžia, irgi sukelia priklausomybę ir pažeidžia labai stipriai kvėpavimo takus, plaučius ir visa kita, dėl ko beje gleivinės visas burnos ir dėl to mes turime vėžio ir visokių kitokių susirgimų labai daug, dėl ko žmonės irgi ilgai nemiršta. Taigi, kai mes vertiname šitos dalykus ir sukūrėme baubą ten, kur jo didelio tokio nėra fiziologiškai, aš kalbu apie fiziologiją, čia nieko bendro apie visuomeninę nuomonę, fiziologiją, grynai kaip gydytojas kalbu. Tai šitoj vietoj mes tikrai sukūrė neadekvatų baubą
Ir kai kalbam tik apie dekriminalizavimą, tai kriminalizavimas yra neadekvatus veiksmas tam, kokią daro žalą. Aš šiandien dažnai sakau, mielieji, už alkoholį bausčiau labiau negu už bet kokią žolę ir kitus narkotikus, nes nuo jo miršta daugiau. Visos valstybės pripažįsta, kad dėl jo vartojimo turi valstybės daug daugiau bėdos, jeigu kalbėti apie finansinę naštą. Gerai, man įdomu tada, kad mes taip žinotume bendrą vaizdą ir suprastume, kur čia link gali pasisukti balsavimas Seime, tarkim, ar ne, ir diskusijos. Tai tada pono Syso ir pono Tomilino dar norėčiau išgirsti tiesiog tą bendrą nuomonę, ką reiktų daryti su narkotikais Lietuvoje. Vartoti. Taip. Kadangi klausėt, ką daryti, tai arba jos sunaikinti, arba vartoti, nes taip yra produktas, aš juokauju, aišku. Bet visumoje, tai, manau, buvo padaryta pačioj pradžioj klaida komunikuojant šitą dalyką. Kadangi aš pats buvau pasirašęs po pirmojo įstatymų ir tikrai esu šalininkas, turiu prisipažinti, kad 2017 aš balsavau už kriminalizavimą šitų veikų ir tikėjausi, tikrai nuoširdžiai tikėjausi, kad vartotojų skaičius sumažės. Bet kai per 4 metus pamačiau, kad nemažėjo, o daugėjo, tai aš buvau tas žmogus, kuris sakė, jeigu šita priemonė neveikia, tai ją reikia pakeisti, nes tikrai į kalėjimą nieko nesodina, bet teisingai pažymėjo Linas, taip sakant, žymė BK, taip sakant, ilgai odega velkasi. Aš turiu patirties iš savo gyvenimo, kai man uždėjo žymę tam tikrą savo laiku ir visur ją buvo galimybė primindavo. Tai šiuo atveju negaliu pasakyti už visus mūsų kolegos, mūsų partijos frakcijoje. Pas mus balsuoja maždaug 50-50. Ir kaip ten bus, tai negaliu pasakyti, viskas priklauso nuo valdančiųjų, visgi didžioji dalis nuo jų. O pats asmeniškai sakau, kad šita priemonė nesuveikia taip, kaip buvo pateikta autorių, kurie buvo pateikę šitą įstatymą. Aš tik tai, taip sakant, palaikiau jį 2017, bet šiuo atveju netgi esant tokiam požiūriu ir mūsų partijoje labai daug žmonių būtent supranta dekriminalizavimą lygybės ženklas legalizavimui, aš vis tiek laikausi tos nuomonės, kad šitą priemonę reikia, taip sakant, taisyti ir negadinti daugelį, ypač jaunų žmonių, dažniausiai gyvenimą. O būtent daugiau teikti, daug metų esu priklausomybių komisijos narys, matau tendencijas ir paprasčiausiai matau, kokius finansus mes skiriam gydymui, prevencijai. Va čia reikia susitelkti, nes tikrai daug žmonių norėtų gauti ir adekvatų gydymą. Daugiau apie tai aiškinti reikia švietimo įstaigose, ne vienkartinę pamokėlę vieną kartą per pusmetį ar per metus, o tai turėtų ko gero būti kas mėnesinė bent jau pamokėlė apie tai, kokią žalą daro priklausomybės ir turint omeny visas tai, ką minėjo ir Linas, ir alkoholis, ir tabakas, ir psichotropinės medžiagos. Pone Sysai, patikslinkite apie tas žymes. Ponas Tomilinas ten taip išraiškingai sureagavo į jūsų tą žymę. Aš irgi čia puoliau ieškoti biografijų. Žymės. Reikia paieškoti saugumo dokumentuose, ten yra tų žymių. Pasirodo, kaip yra. Gerai. Bet ne lietuviško saugumo, dar antros saugumo. Kadangi gyvenau Vilniuje ir buvau neramus vaikas. Neramus buvot, gerai. Gerai, nenukrypstam nuo temos, pone Tomilinai, kokie jūsų pamąstymai? Na, pirmiausia, aš galbūt pasakysiu, kad nesu iš tų politikų, kurie dramatizuoja arba demonizuoja Laisvės partijos iniciatyvas. Tai, ta prasme, manęs to negalima apkaltinti ir aš netgi už kai kurias balsuoju.
Bet šita tema, jinai yra tokia labai sudėtinga. Aš mačiau labai daug pastangų ir iš buvusios valdžios, ir iš dabartinės iš tiesų spręsti problemą. Ir mes buvom tam tikrą ir tais pačiais 17 metais tokiam vis tiek ekspertiniam lygmenį. Kalbėjom labai argumentais, ne tik tai tam, kas paskui vyko, maždaug 20-ais, kada jau tos temos tapo tokios super politizuotos, super dramatizuotos ir panašiai, tai aš apie tą laiką jau nebekalbu, bet šiaip grįžtant prie argumentų, tai buvo tų argumentų, kad turėtume eiti Portugalijos keliu, bet Portugalijos patirtis yra visų pirma apie prevencinės priemonės, ne tik apie dekriminalizavimą, bet labiausiai apie prevenciją, į kurią reikia investuoti daug pinigų. O kaip žinome, mūsų viešas sektorius turi tų pinigų pakankamai nedaug ir kiekvienas milijonas, svarstant biudžetą, yra didelis vargas jį papildomai kam nors skirti. Tai mano galva, jeigu mes čia esam praktiškai pilnas sąstatas narkotikų prevencijos komisijos Seimo, tai jeigu mes sugebėtume kokį nors, dabar svarstant biudžetą, padidinti prevencinės programas ir jų finansavimą, jeigu mes pakankamai skirtume psichinės sveikatos, profilaktikai, kaip čia kitaip pasakyti, tai būtų didelis pasiekimas. O dėl dekriminalizavimo, nežinau, aš joje tiesiog esu toks labiau stebėtojas, aš girdžiu argumentus ir vienos ir kitos pusės, pakol kas tikrai nedramatizuoju netgi be ką. Kaip Algirdas pasakė, daug žmonių yra sužymėm ir mums reikia, tiesą pasakius, nustoti, aiškinti, kad jeigu žmogus gavo be ką, tai viskas, jis nurašytas ir tas jaunas žmogus ar ne jaunas, jis jau yra su kažkokia žyme. Kaip galima taip šnekėti? Pas mus tūkstančiai, 10 000 žmonių su BK. Aš, pavyzdžiui, pažįstu žmogų, kuris kažkokius ten neteisingus parašus kelis ten klaidingai pridavė VRK ir gavo BK už kažkokį ten klaidingo parašo padėjimą. Tai ta prasme, nedemonizuokim žmonių, kurie turi BK. Ir turi tu tą BK, ir gavai už narkotikų turėjimą. Ir kas gyvenimas nesibaigia, tu toliau gyveni, tu turi priimti aplinką, su tavim turi dirbti socialiniai darbuotojai, jeigu tau to reikia, jeigu tam turėjai problemų su priklausomybėm ir medikai, ir psichologai, ir psichoterapeutai, ta prasme, visuomenė turi tave priimti ir tu turi susitaikyti su ta visuomenė ir tu su ją turi. Tai mes turime problemą ir su baudžiama atsakomybė kalėjusi arba turėjusių žmonių teisėmis didžiulę. Todėl patys nestigmatizuokime tų žmonių šitą diskusiją. Ne šitą konkrečiai diskusiją, bet šitais argumentais. Jūsų nuomonė dėl dekriminalizavimo, kokia ji? Jūs už prieš... Aš tikrai už tą diskusiją, man nėra problemas, bet mano frakcijų daugiau balsų turbūt būtų, taip jeigu šiandien paklausus būtų prieš. Yra žmonių, kurie pasisako už, tai šitoje vietoje aš esu toks labai ramus stebėtojas šitos diskusijos, reikia tiesiog argumentų rimtų. Šiaip argumentai, kad nestigmatizuokim žmonių, man tai juoką kelia. Gerai, tai ponė Slušny ir ponė Danielė, kadangi norėjot reaguoti, tai apie tos juoką keliančius argumentus, prašau. Kai sako nestigmatizuokim čia, ir kas, tai pirmiausia, Tomui iš karto pasakau, juokinga, pirmą primušame, vėzdų užvožiam ir tada sakom, tau dabar eik pas psichologą, eik pas psichiatrą pirmyn. Dabar aš šitoje primušiau, dabar reikia atsigausi ten, tau duodam, taip sakant, vietoj to, kad mes jam nereiktų tos reabilitacijos, mes jam pirmą paduodame šitokį įrankį, primušam ir taip toliau. Tai šiaip pati logika bausmės ne apie tai yra. Ir jeigu mes dabar turim susitarti dėl, aš tai visą laiką sakau, dėl vieno dalyko. Aš esu psichiatras. Kas yra priklausomybę turintis žmogus? Jeigu jis yra nusikaltėlis, tai Tomai mylim. Jisai keliauja į kalėjimą ir ko tada man kišate šituos pacientus? Aš neturiu su jais dirbti. Prie ko? Tada reabilitacija kalėjime ten yra iš tiesų būna, reabilituojasi ten ir, taip sakant, į gyvenimą sugrįžta ir visa kita. Jeigu jis yra pacientas, tai būkit malonus, leiskite man dirbti ir netrukdykite tam jaunam žmogui,
kuriam dar dažniausiai nėra nei 14, nėra 16, nėra 18, aš turiu kažkaip tai dirbti. Žmogus, kuriam yra 16 metų, kuris gauna BK, tai aš galiu pasakyti, jo savivertėjai, tai yra smūgis, žinote, bokso terminais kalbant, į kepenis, inkstus, į kur tik nori. Susiriečia ir tupi. Ar atsikels? Dar ne kiekvienas ir psichologas pakels jį, kaip jūs įsivaizduojate. Tai va čia yra parodymas, aš tik tai galiu pasakyti, kad akivaizdžiai žmonės kalba, kurie neturi jokios nuovokos apie žmogaus smegenų veiklą. Ir tai yra liūdna. Bet kita vertus, ką aš padarysiu, ne visi turi baigti mediciną. Pone Danielė, prašau. Man kažkaip tas argumentas, kad baudžiamasis kodeksas, tai čia nieko tokio, tai kam tada jo iš vis reikia? Tai, pavyzdžiui, norim su depresija Lietuvoje susidoroti, tai kriminalizuojam. Aš jau čia, aišku, ironizuoju, bet suprantat, kokią kitą psichikos ligą paimam, kriminalizuojam, tai kas čia BK? Uždrausim sirgti depresiją, pavyzdžiui, ir galvosim, kad problemą išsprendėm. Kažkoks labai keistas argumentas. Nesuprantat, baudžiamasis kodeksas yra rimtas dalykas ir mes ten traukiam nusižengimus ir nusikaltimus, kurie yra, turintys svorį. Tai dabar kalbėti, kad mūsų ten, nežinau, kiek ten tų vartojusių, 1/4 Lietuvos piliečių yra kriminaliniai nusikaltėliai, nes jie yra kažkokiam savo gyvenimo etape bandę kažkokią medžiagą. Tai, yra neadekvatu, taigi jie nėra kriminaliniai nusikaltėliai. Mes suprantam, kad, ir kitas dalykas, tas įstatymas neveikia. Jeigu jis veiktų, aš šiandien nieko nesakyčiau. Jeigu tai tikrai įtraukimas į BK kažkokiu būdu mažintų vartojimą ar padėtų tiems sergantiems žmonėms, tai aš balsuočiau už. Bet mes matom ir mes žinom, kad taip nėra, o žala yra didelė, papildoma. Tai yra nuo to, kad žmonės nebenori kreiptis pagalbos, nuo to, kad žmonės jaučiasi visuomenės atstumti, kad jie jaučiasi gėdą kažkokią jaučia, ar ne. Tai čia yra tik tai barjeras. Patikslinkit, prašau, dabar nežinau, kas čia man galės patikslinti. Ar šitą, turbūt ne jūs, ponė Danielė, o kas kūrė tą įstatymą? Tai čia ponas Sysas gal labiau, ar ne? Kas balsavo, tai 17 metais. Šito įstatymo tikslas koks buvo? Ar kad mažintų vartojimą, ar visgi labiau, kad platinimas nevyktų tų narkotikų? Kitaip sakant, jeigu tu turi, reiškia, tai tu jau esi baudžiamas už tai, kad tu turėjai, kad tu jo nebeplatintum kažkur. Koks jo buvo tikslas? Labai tiksliai negaliu prisiminti, bet paprasčiausiai tendencijos vartojimo visą laiką augo ir buvo pasiūlyta eiti tokiu keliu griežtinant. Ir kadangi administracinė nuobauda jau buvo, tai buvo pasiūlyta. Aš dabar, man atrodo, tai vyriausybės buvo teiktas siūlymas, ne Seimo nario, vyriausybės, tuometinės būtent kriminalizuoti šitą veiką ir tai buvo sudėliota. Bet aš tai dar norėčiau replikuoti į Tomo vieną iš pasakymų. Negalima lyginti dokumentų klastojimą, nes gali būti visokių klastojimų. Netgi žmonės, kurie klastojo dokumentus, išlėkė iš Seimo, būdami Seimo nariais. Ir lyginti su žmogus, ypač jauni žmonės, viską nori pabandyti. Galbūt jis daugiau niekad ir nebandys, bet jeigu jis buvo pagautas, jam pripaišoma, taip sakant, jau vartojimas. Tai čia šiek tiek rimčiau ir aš nekalbu apie stigmatizavimą, bet būtent tai, ką sako gydytojas, mūsų kolega. Mes negalim įlysti jo kailį, reikėtų patiems būti jauniem ir praeiti tą mėsmalę ir tai turbūt būtų požiūris šiek tiek kitoks. Todėl aš ir to įstatymo tikslas, kad įvedę griežtesnės priemonės mes sumažinsim patekimą į rinką, sumažinsim vartojimą, nieko to mes nepasiekėm. Tai mūsų tikslas, bent jau ir mūsų komisijos ir aplamai valdžios, padaryti kuo nežalingesnę aplinką žmonėms. Ir matydami, kad savo sprendimais mes
kenkiam psichiniai sveikatai ir iš kitos pusės, ne tik, kad jis vartoja, dar jam, taip sakant, į kokius inkstus ten kastuvėlių trinktelėm. Tai matyti visą šitą ir tada žiūrėti, jeigu priemonė neveikia, arba jį nepasiekia tikslo, būtent tikslas buvo sumažinti. O gyvenimas rodo, kad mes negalim užsidaryti, kai kuriuose šalyse ES yra tos pačios kanapės legalizuotos ir kaip čia, kai ten gali, o čia važiuodamas, taip sakant, suktinukiais įdėjo ir gali gauti baudą. Tai va šitoj vietoje aš galiu dėl tikslo, nes čia labai svarbus yra momentas, nežinau, kas čia dabar reiktų, aišku, žiūrėti, skaityti turbūt tą visą įstatymą nuo pradžios iki galo, bet vienas iš žiūrovų sako, kad 17 metų tikslas berods buvo techninis, panaikinti dubliavimąsi tarp administracinių teisės pažeidimų kodekso ir baudžiamojo kodekso, nes mažų kiekių laikymas buvo ir seno administracinių teisės pažeidimų kodekso 44 straipsnio ir baudžiamojo kodekso 259 straipsnio antroje dalyje. Tai kaip sakant, techninis momentas. Ne visai, nereikia užmiršti, kas buvo ministras ir jo koalicija būtent prieš viską, taip sakant, visiškai palaikiau alkoholio prieinamumo mažinimą, ribojimą ir viskas, bet tame kontekste buvo ir šitas pasiūlymas. Galbūt aiškinamajam rašte buvo ir apie suderinamumą, bet tai kam derinamumas dar didinant ir keliant bausmę į aukštesnį lygmenį, tai prastas derinamumas. Tai aš dabar negaliu iki galo, bet pagrindinė priemonė buvo augantis vartojimas ir bandymas tokiu būdu pasiekti mažesnį vartojimą. Pone Tomilinai, norit reaguoti? Ne, aš tik pratęsiu mintis kolegų, aš tikrai nepulsiu kolegų taip, kaip daro Linas ir tai jo toks skiriamasis bruožas, bet aš tai pasakyčiau taip, kad... Jis daktaras, jis gali. Jo, jisai gali. Tai norėjau pasakyti, kad, žinot, mes kalbame tarsi apie gėlyčių auginimą, jau tai tikrai, aš jau pradėjau girdėti tarsi apie visiškai nekaltus dalykus. Čia ką pabandė jaunas žmogus, nejaunas. Apie ką, kolegos, mes apie narkotikus kalbam. Tai reiškia, kad mes kalbam labai rimta tema. Ir taip paprastai visuomenė mums neleis. Taip, bet pakalbėti leiskim jaunam žmogui kažką ten paragauti ir taip toliau. Neleisim. Tik tai klausimas, kokiu būdu. Ar tai bus administracinis, ką aš vėlgi pritariu. Ta prasme, pritariu šitai diskusijai. Aš atviras šitam visiškai šitai temai, tačiau reikia argumentų. Ir patikėkit toj kitoj pusėje, kurio šiandien tiesiog nėra diskusijų. Ne, toj griežtoj pusėje, kuri, sakykime, Veryga ten priklauso ar kiti. Tai šitoj pusėje yra PSO argumentai, toj pusėje yra daugybės šalių pavyzdžiai. Nėra taip, kad visos šalis Europoje jau eina tuo keliu, kurio siūlo kolegos ir panašiai. Europa pasidalinusi, yra visokių pasiekmių ir to olandiškos prieigos į šitą politiką. Aš noriu girdėti argumentus. Čia aš išgirdau daug emocijų, daug pasityčiojimo iš mano argumento apie BK ir viskas. Ir tiek tų argumentų aš išgirdau. Taip, mes turime investuoti į prevenciją, aš pasakiau. Ne į pasiekmių sprendimą su psichiatru kaip Linas, nuostabia kompetencija, o į prevenciją. Tai yra, mums reikia psichinės sveikatos apskritai politiką stiprinti ir investuoti į tai, kad žmonės nenorėtų pabėgti nuo savo vidinių pojūčių, nuo savo kažkokių baimių, ta prasme, kad jie neieškotų narkotikų iš principo, nei jauni, nei seni. Mums to reikia šitoj valstybei, kuri iš esmės turbūt pagal depresijos ir visokių tokių psichologinių problemų mastus yra lyderiaujantį Europoje. Ir čia reikia ieškoti mums kelių ir toj pačioj mūsų komisijoje ir visur kitur. Čia reikia labai daug pastangų, vien pamokėlės šitam mokykloje, tai aš kalbu savo vaikais, aš turiu jų nemažai ir tikrai jie neina į tas pamokėlės, jiems neįdomu, jie ten neįdomai pateikia medžiagą ir panašiai. Čia yra problema kur kas gilesnė. Tai aš, jeigu teisingai suprantu, kad jūs sakot, kad visgi reiktų daugiau dėmesio skirti ne tam, kas dabar čia vyksta, ar ne, bet būtent
modeliams, ieškoti modelių, kaip nepradėti vartoti, kaip nepaskatinti to vartojimo ir taip toliau. Teisingai. Ar aš teisingai suprantu, kad jūs dekriminalizavimą irgi dedat lygybės ženklą su legalizavimu narkotikų? Ne, aš nededu, ne. Ir tas pats Veryga, jo argumentuose visą laiką yra tas, jeigu mes eisime normalių prevencijos ir pagalbos keliu, jeigu į tai rimtai investuosime, o ne 800 000 eurų, kaip ten pernai ar užpernai buvo diskusijai, tai ta prasme, tai galima tą temą tęsti. Nėra čia kažkokių ypatingų baubų, bent jau mano, aš tai tikrai ne. Šiandien aš, jeigu klaustų, kaip darys mano frakcija, tikriausiai balsuos prieš, bet tai nereiškia, kad tą diskusiją reikia uždaryti ir niekada nedidelį. Gerai, ne politikų nuomonė. Man pačiai tekę yra bendrauti su bent keliom priklausomų žmonių bendruomenėm, kai kurios iš jų yra įsteigtos buvusių narkomanų, entuziastų žmonių, kurie kaip sakyt, patys susitvarkę, dabar padeda kitiems. Tai jų pozicija šituo atveju irgi yra labai griežta. Ir buvę yra ir piketų prie Seimo, kada vyko tie svarstymai. Teigiama, kad yra nemažai priklausomų asmenų, kurie ir pradėjo nuo to, apie ką mes dabar šnekam, kas siūloma dekriminalizuoti. Tai čia būtų ir poniai Danieliai, ir ponui Slušniui klausimas, ar yra, ką ponas Tomilinas, jisai tikrai kelia svarbų klausimą, argumentai reikalingi, visada reikalingi argumentai, aiškus argumentai, kurie kaip sakyti, tą situaciją parodytų iš visų pusių. Ar yra bendradarbiaujama, sakykime, su priklausomų asmenų bendruomenėmis, ar buvo klausima jų nuomonės, kaip jie visą tai mato, kokia ta situacija apskritai, ponė Danielė? Aš gal pradėsiu nuo sureagavimo, tada ateisiu iki bendruomenių, bet žinot, labai dažnai kažkaip bandoma vis supriešinti, kad čia nereikia spręsti vartojančių žmonių klausimo, tiesiog jo nereikia spręsti, nesvarbus yra kažkoks. Reikia rūpintis prevenciją. Tai neprieštarauja šitie du dalykai vienas kitam, yra prevencija ir yra reali problema, kurią mes turim. Tai yra žmonių žalingas vartojimas, tai yra priklausomybė, tai yra nesvarbu kokios medžiagos, ar tai būtų alkoholis, ar tai būtų kažkokia kita medžiaga. Tai kalbėti ten apie argumentus, kuriuos ten turi kolegos, šiandien nėra sunku, nes nėra tų kolegų. Kažkaip aš čia jau 10 metų dirbu su globaliai ir tikrai galiu pasakyti, kad Europa vienareikšmiškai eina tikrai pagalbos ir orientavimus į sveikatą keliu. Mes tą turim ES lygmenių, planai yra sudaryti, strategijos, visos kalba apie pagalbą žmonėm, Jungtinės tautos rekomenduoja dekriminalizaciją, skatina šalis dekriminalizuoti, atsisakyti šitų neveiksmingų įstatymų. Tai vienareikšmiškai tai vyksta. Yra šalių išskirtinių, pavyzdžiui, Švedija tikrai turi labai tabų politiką zero tolerance. Yra tokių išskirtinių, bet Švedija jinai tokia turi polinkį pasirinkti kitą kryptį, bet ir ten yra tų problemų gausu. O kodėl tas vyksta? Tai yra, kad jau maždaug 90-ųjų pabaigoje šalis suprato, kad pasaulio be narkotikų nebus. Ir ką mes galim padaryti? Tai siekti pasaulio, kur būtų kuo mažiau tos žalos tų narkotikų. Drug-free world neįmanomas. Ir tai nereiškia, kad mes neturim dirbti su prevencija. Aišku, kad turim, bet pasaulis, kuriame žmonės nevartos jokių medžiagų, yra utopija. Utopija ateityje ir utopija šiandien. Šiandien mes turim faktą, realų faktą, kad žmonės vartoja, bando. Dabar kokios tos priežastys? Jūs suprantat, kad aš niekada nesakau, kad kriminalizavimas padidino vartojimą. Nes tiesiog tai yra ne mano lygio šnekėjimas, bet yra Seimo narių, kurie turbūt, būdami aš tą sakytų. Bet pandemija. Pandemija užaugino vartojimą, Lietuvoje vartojimas augo daugiausiai per 30 metų, per pandemiją. Ir čia labai aiškiai atsiskleidžia priežastis, nes jūs atsiminkit, klubai uždaryti, barai uždaryti, visas naktinis gyvenimas neveikia, judėjimas tarp šalių sutrikdytas, tai reiškia, kad net vežimas medžiagų stringa, ar ne, nes skrydžiai stoja, viskas stoja. Iš principo, ko mes laukiam, tai yra, kad žmonės vartos mažiau, o vartojimas išaugo daugiausiai Lietuvoje nuo kada mes iš vis tą esam matę.
Tai parodo, kad narkotikų vartojimas yra susijęs toli gražu ne su įstatymais. Tai veikia visai kiti veiksniai, tai yra sveikatos klausimas, psichikos sveikatos klausimas ir tą reikia labai gerai įsisavinti. Dabar, kodėl būtent neveikia baudžiamoji teisė, bandau paaiškinti. O kalbant apie priklausomų žmonių organizacijas, tai yra tų organizacijų, kurios tikrai ten ir šou elementus daro visokius. Na, čia reikia suprasti, kad žmonės yra tikrai išgyvenęs skaudžius dalykus. Jie yra netekę gyvenimo metų. Kai kurie iš jų yra netekę šeimos, vaikų, namų. Kai kurie netekę rankų arba kojų. Tai yra didelės netektys ir kažkas dėl to turi būti kaltas. Tai reiškia mąstymas, kad jeigu tų narkotikų nebūtų buvę, jeigu aš būčiau galėjęs gyventi pasaulyje, kuriame nėra medžiagų, nesvarbu, ten, žodžiu, alkoholio ar kitų kažkokių medžiagų, mano gyvenimas nebūtų sugriuvęs. Ir todėl mes turime siekti, kad tos medžiagos neegzistuotų. Tai maždaug mąstymo eiga yra iš tikrųjų tokia ir jinai kyla iš skausmo, kurį žmogus patyrė. Jis kaltina medžiagą. Bet iš tiesų mes žinom, kad tos priežastis, čia, žinai, kas būtų buvę, jeigu būtų buvę. Jeigu nebūtų buvę narkotikų pasiūlyta, galbūt žmogus būtų alkoholio priklausomybę įgavęs ir lygiai taip pat tą gyvenimą praradęs. Nes priežastis yra šiek tiek kitos. Tai šiandien, ką mes diskutuojam, tai žinoma yra jau ir specialistų, mokslo įrodymų, jungtinių tautų organizacijos rekomendacijų ir viso to mokslinio bagažo, kurį šiandien turim, panaudojimas tam, kad ieškotume sprendimų, kurie yra efektyvūs. Politikos, kuri veikia. Šiandien mes turim politiką, kuri neveikia. Pone Slušny, gal jūs tada dar patikslinkit, ar tai, ką ponas Tomilinas kelia, kad reiktų visgi kalbėti apie, kad nepradėtų vartoti, ar ne? Jeigu mes kalbėtume apie tas imlumą priklausomybėms, vienas sykį parūkę žolės gali niekada daugiau jos neberūkyti, o kitam tai gali būti stimulas labiau priklausomam, kuris ir šiaip linkęs į priklausomybės, taip sakant, užsikabinti ir keliauti toliau. Tai kaip padėti tą riziką? Čia ponas Tomilinas sako, kad mes ne apie gėlių auginimą kalbam, ar ne? Kalbam apie labai rimtus dalykus. Taip. Pirmiausia, tai iš tiesų yra taip. Jūs esat visiškai Daiva teisė. Iš tiesų, pirmiausia, tai yra žmonės, kurie turi faktiškai, kai kas teigia, tai genetika arba biocheminė struktūra organizmo, kuri palanki tapti priklausom. Lygiai taip pat, kaip parūkių žolės, lygiai parūko labai daug. Jeigu mes pažiūrėsim, priklausomybė turi labai mažai. Nes didžiumai nemažai daliai vienas parūkimas jiems tiek yra bloga, kad jie daugiau prie jos niekada nebesertina. Tai čia yra apie tai, kas yra biologija. Biologijos mes dėja turime tuos niuansus ir visi šitie dalykai yra. Kai tai, ką kalba apie prevenciją, tai čia yra irgi burtažodžiai ir iš anksto toks tyčiojimas, pamokėlės neveikia ir visa kita. Pamokėlės yra, apie kurias taip ironiškai kalba, tai aš galiu pasakyti lygiai taip, Tomai. Aš taip pat turiu šiek tiek vaikų. Ir tik tai, vieną jau dabar turiu, visi užaugo, tai aš jau gal kaip ir, bet aš turiu 3 anūkus. Tai irgi šitą žinau, bet tai nieko nereiškia. Mano patirtis iš tiesų yra, kaip aš sakau, turbūt kosminė, nes aš turbūt esu burbule gyvenęs ir nesuprantu nieko palyginus su jais. Tai šitoje vietoje, jeigu mes kalbam apie pamokėlės neveikia ir visa kita, tai yra metodikų klausimas. Tai dabar pasakysiu, ką daro pasaulis. Ir mes beje tą darom. Mes darom Lietuvoje labai daug. Tik tai kas tą žino, kad pavyzdžiui, mokyklose jau yra kai kurios savanoriškai, kai kurios ne vieną kartą per savaitę veda žalingų įpročių programą, ten visai vadinasi visokiais pavadinimais, bet jų yra. Tai yra kalba apie gebėjimą atsisakyti, valdyti emocijas, tam tikrose situacijose elgtis, net kaip pasielgti, kaip pasakyti ne ir visus šitos dalykus. Mokyklos tą daro. Tam yra metodikos. Jeigu mes pažiūrėtume į ES fondus, kiek mes per tuos europinius pinigus esame išleidę ir kokias mes turim Lietuvoje mokyklose metodikas, aš atvirai pasakysiu, Norvegai atvažiavę į Lietuvą pamatė vienoje mokykloje 4 metodikas, tai jie pasakė, mes nesam tiek turtingi, kad tiek turėtume. Iš kur pas jūs sako šitiek metodikų pasaulinio lygio?
ir mes neturime veikimo. Tai čia yra problema turbūt pedagoginė, nes pedagogai kai kada patys, aš tai nekaltinu, čia gink dieve, nekaltinimas. Aš žinau pagal save, aš galiu kalbėti apie save. Iki 30 metų tokie dalykai kaip psichologija kažkokie, ne iki 30, tarkim, iki 25-6 metų, tai buvo kažkoks, turbūt žvaigždėlapį tuo metu skaičiau lengviau negu psichologinius dalykus. Ir šiandien, ir kai pagaliau aš supratau, kur prasideda problemos, man reikėjo iš principo save perlaužti. Tai kiek žmonių mano kartos ir dar kokie 10 metų jaunesnių perlaužė save į kitą pusę, suvokdami, nuo ko reikėtų pradėti. Tai kai jie gauna užduotį pakalbėti vaikams apie žalingus įpročius, tai jie tą padaro taip, kad norisi tikrai eiti ir parūkyti už kampo. Tai čia yra tiesiog metodikų klausimas, metodikų yra išleista daug, Lietuva jų turi nemažai. Jeigu kalbėsim apie tai, kiek mes esam pasiruošę, taip iki šiol mes esam kaip punktyrinė linija. Europiniai pinigai keliauja, mes išleidžiam, mokyklos dūzgia daro ir visa kita. Europiniai pinigai baigėsi, labai gerai žinau, sustoja visas šita mašina ir tada laukiam, kol ateis nauji pinigai ir paduos ką nors naujo iš dangaus. Mes vėl tada ieškom naujo ir vėl atsivežam naujas metodikas, nes projektuose taip įrašyta, kas nors naujo. Kvaila, bet taip yra. Ir Lietuvoje galėčiau išdėstyti, kadangi aš praleidau šitoj sferoje, esu praleidęs švietimo ir būtent prevencijos srityje, esu praleidęs beveik 15 metų, tai šalia to, ką aš dariau kaip vaikų psichiatras, tai galiu pasakyti, kad mes turėtume būti rojaus šalis. Ir tikrai labai drąsiai tą sakau ir net švietimo ministrai tą aiškiai rodau, kad žiūrėkit, kiek mes ko turim. Ir aš džiaugiuosi vieninteliu dalyku, nelabai džiaugiuosi, bet jau džiaugiuosi, kad kitais metais, kai kas prasideda nuoseklaus, tai yra vieną kartą per savaitę, tiesa, ne visose klasėse, 5, man atrodo, 7, 8, 9, kas antrą savaitę, bet atsiranda nuoseklus, tai pasaulyje yra vadinama Safe and Sound. Šiaip gyvenimo įgūdžių programa, bet čia yra Safe and Sound tokia, kuri būtent ir yra apima visą. Žmogaus psichologiją, žmogaus saugią elgseną įvairiose situacijose. Ne tik tai, kad kaip paimti 2 laidus, ar ten neimti 2 laidų, arba nekiški rozetę ten metalinio kažkokio tai daikto. Čia yra kalba apie saugumą vidinį. tą vidinį, kaip apsaugoti save, kaip kaukę sugebėk užsidėti savo kaukę lėktuve, kad galėtum padėti ir kitam. Ir va šitos programos, šitas principas, jisai atkeliauja. Kur yra bėda? Gerai, ponė Slušny, bet jeigu tą programą ir tą principą dėstis, kaip jūs sakėt, žmonės, kurios ten laužyti iš savęs reikia, tai vėlgi bus ta pati situacija ir dar iki šiol mes nežinom, nei koks tas modelis, nei kas tie dėstytojai. Aš esu girdėjęs diskusiją, man nepaaiškėjo. Taip. Pirmiausia, tai vėlgi, tie mokytojai yra paruošti ir čia yra turbūt vadovai turėtų matyti. Jeigu aš pasakysiu, kad tikrai mačiau ir kurie gali tą daryti, tai tegul daro tas, kuris gali, nori ir pajėgia. Bet jeigu dabar nėra kas paaiškina apie narkotikus normaliai, tai iš kur ten dar yra? Aš nežinau, Daiva, tikrai nežinau, iš kur pas jūs tokie duomenys. Ne pas mane, tai ponas Tomilinas sako, kad... Tai nežinau, kur jisai vaikšto, kadangi aš drąsesnis esu, nes vis tik tai 650 mokyklų per Lietuvą tikrai labai neprastai žinojau. Ir aplankęs tiek. Tai šitoj vietoj tiesiog sakau, kad yra. Klausimas, ar mes jiems suteikiam galimybę. Kas yra galimybė? Tai yra sumokėti, kad tai, ką jie žino, ir tą valandą jie gali normaliai vesti, ne labdarą kažkokią tai daryti. O tai yra pasakyta, kad taip, tai yra jūsų užduotis, prašau padaryti. Ir mes jumis pasitikim. Ir jie padarys. Gerai, kadangi jau keliaujam į visiškai pabaigą, dar ne visiškai, dar apie 10 minučių maždaug, bet yra dar viena tema, kur aš noriu aptarti. Prieš tai noriu užduoti klausimus ponui Tomilinui, mes gavom iš žiūrinčių šitą diskusiją. Čia 3 panašus klausimai, tai vieną iš jų perskaitysiu. Kodėl žmonės turėtų būti skatinami rinktis alkoholį vietoj kanapių? Taip yra klausima. Ir dar pridėsiu prie to, kadangi jūs apie tas prevencinės priemonės
Prašau? Sakau, lengviau, prieinamumas. Ateini laiku ir nusipirki. Taip. Ar nėra taip, kad prevencinės programos ims veikti tik pašalinus būtent baudžiamojo kodekso tą vėzdą, kai žmonės nebijos prisipažinti? Čia man klausimai? Tai jums klausimai, taip. O kaip malonu. Tai pirmiausia atsakysiu gal šiek tiek plačiau. Vat aš visiškai neprieštarauju Linui, kad yra gerų metodikų ir jau mes pajudėjom Lietuvoje ir mokykloje. Pajudėjom. Tačiau šiaip mes bendrai, kaip jūs teisingai, gerbimi kolegos, pastebėjot, mes mirštame Lietuvoje nuo širdies kraujagyslių ligų, sukeliamų alkoholio, tabako daugiausiai. Ne? Tai kodėl? Todėl, kad iš principo esam linkę į depresijas, į priklausomybės kaip tokias. Ar tai bus YouTube'as, ar tai bus narkotikai, ar tai bus alkoholis. Iš principo funkcionuoja mūsų šeimoje, susiformuoja tam tikri, nežinau, psichologiniai archetipai, ar kaip čia, aš nesu specialistas, bet iš principo aš manau, kad jeigu šeimoje yra vartojimas, tokių paprastų dalykų kaip alkoholis ar tabakas, tai tikrai yra socialiai pažeidžiama šeima ir yra tikimybė, kad tas vaikas tų visų pamokėlių mokykloje poveikio neturės. Todėl mes turim taip globaliau žiūrėti. Niekas nesako, kad reikia skatinti vartojimą alkoholio, jo labiau niekas to politiškai netoleruoja. Ir Lietuva pasuko labai, man atrodo, teisingą linkme praeitoj kadencijoje, mažino prieinamumą ir tam tikrų rezultatų mes jau dabar turime. Tikrai galime diskutuoti toliau apie dekriminalizavimą, bet tai yra tik maža dalis problemos sprendimo. Mes turime ieškoti prevencijos, didinti prevencijos mastus ir ne tik mokykloje. Ta prasme, pirmiausia, reikia dirbti su suaugusiais, kad jie nerodytų priklausomybės arba pažeidžiamumo priklausomybei pavyzdžio šeimoje, aplinkoje. Narkotikai neegzistuoja individualiai, tai yra labai socialinis dalykas. Ir šeima, kuri nesusidoroja su priklausomybėm, yra didelė problema. Taip, bet dar neatsakėte į tą klausimą, kodėl žmonės turėtų būti, kitaip, arba kuo priklausomybė nuo alkoholio yra oresnė už priklausomybę nuo kanapių? Jinai nėra oresnė jokių būdų, tiesiog klausimas turbūt pavojingumo. Nežinau, aš negaliu į tai atsakyti, nes jeigu kalbat, kodėl baudžiamajam buvo istoriškai, tai paklauskite tų žmonių, kurie įdėjo į baudžiamą kodeksą istoriškai tą narkotikus, tai nežinau, aš tame dar negyvas buvau. Tomai, galiu pasakyti. Tomai, tai galiu pasakyti. Aš mačiau tą, kuris rūko žolę priklausomybės ligų centre. Aš dirbau jame. Ir mačiau alkoholiką, kuris 5 metai geria kaip šiaučius, kaip aš jį vadindavau, maišas. Inteligentiškas žmogus virtęs tragediją. Ir mačiau 5 metų lygiai taip vartojantį žolę. Jis tai baisiai netrodė tas žmogus. Vienintelė jo bėda buvo, kad jis kaip obsesiją turi. Jam reikia būtinai parūkyti, bet jo vaizdelis nebuvo tragiškas. Jisai galėjo išeiti. Neturim tragiškumo lygius. Tomai. Tai aš tik tai ne apie tragiškumą ir kalbu. Tai mes, kai klausia, tai reikia žinoti, matyti ir pastebėti. Alkoholį noriu ir pasakyti, mes nekriminalizuojam. Bet kriminalą padarome ten, kur reikėtų padėti žmogui, iš tiesų tai nėra pats geriausias dalykas, aš turiu pripažinti. Bet kai mes kriminalizuojam šitos vieną kriminalizuojam kitas, net yra nelogiška, nes aš tuos vaizdus mačiau. Tie pacientai buvo mano žmonės ir aš tikrai galiu pasakyti, man tai buvo tikrai didelė drama, aš netgi stebėdavausi. Tai labai gerai, jūs kaip tik tą temą, apie kurią aš irgi norėjau klausti ir kol kas bent jau diskusijose mažai girdžiu tokio, sakykime, nuomonių pasidalinimo ir sprendimų netgi kažkokių tai pasiūlymo. Vėlgi čia priklausomų asmenų bendruomenės, tie žmonės, kurie dirba su priklausomais asmenimis, jie sako, kad dabar apskritai pagalbos prieinamumas yra problema. Pagalbos tokiems žmonėms prieinamumas, nes kaip pavyzdžiui, Vilniuje, čia visiškai šiandien specialiai paskambinau prieš laidą
priklausomų asmenų bendruomenė aš esu, kuriai vadovauja Kęstutis Dvareckas kunigas, ir paklausiau, kokia yra ta situacija. Tai jo žiniomis, tarkim, Minesotos lovų, taip grubiai sakau, yra ten apie 13-14 Vilniuje. Kaune irgi kažkas panašaus, lyg kažkas ten rekonstruojama, lyg kažkas nedirba. Iš esmės, detoksikacijos irgi kažkokia panaši situacija. Iš esmės, tie žmonės, net kurie ieško pagalbos, jie jos negali gauti. Laukti jie negali, nelaukia, nes tai yra motyvacijos klausimai, absoliučiai čia jau psichologijos veikia. Bet net tie, kurie ieško pagalbos, jie jos negauna dėl sukurtų, štai dirbtinai sukurtų kažkokių tai aplinkybių. Ir iš principo mes tada susiduriam su tą situaciją, kad apsisuka vėl ratas. Tai kažkaip tai šitoj temoj apie tai mažai dar kalbama. Kalbama tik apie tai, kaip, sakykime, nuimti tą baudžiamąją naštą, ar ne, bet o ką paskui daryti? Tai čia ponas Tomilinas jau užsiminė apie tą situaciją iki, bet yra ir situacija po. Ir tokie žmonės negauna jiems reikiamos pagalbos laiku. Tai čia visų norėčiau išgirsti nuomonės, pabaigai. Tai ką aš galėčiau pradėti? Tai pradėk, Morgana. Tai mes turim, nuo tada, kai kriminalizavom, maždaug 1500 bylų per metus žmonių sulaikytų su kažkokios tai medžiagos kiekį. Pagal mokslinius duomenis mes žinom, kad iš šitų 1500 realios gydymo pagalbos reikės 10%. Tai apie 150 žmonių. Šitie 150 žmonių iš tikrųjų šiandien jau gali būti aptarnauti sistemos. Dabar tas nuolatinis kelimas panikos, bet čia yra galbūt ir konkrečiai ir kunigo Dvarecko, ypač labai ten asmeninis konfliktas su priklausomybės ligų centru, čia yra daug tokių srovų, bet tas nuolatinis gąsdinimas, kad žmonės negauna pagalbos, kad neveikia paslaugos, kad kažkas ten rekonstruojama ir taip toliau. Tai yra irgi toks moralinės panikos kėlimas. Tai jokių būdų aš nesakau, kad tos paslaugos visą Lietuvą aptarnauja ir jos ten puikiai veikia ir taip toliau, bet tai yra gydymo paslaugos, jos yra planinės. Žmogus iš tikrųjų negali tiesiog ateiti, užėti pro duris ir iškart gultis į lovą. Jos iš tikrųjų yra planinės, kaip į kiekvieną ligoninę, reikia užsirašyti, reikia turėti siuntimą ir taip toliau ir taip toliau. Ir žmonės iš tikrųjų patenka į tas ligoninės ir jie tą gydymą baigia. Dabar nuo tada, kai beje Veryga, kuris padarė tikrai gerą darbą, nuo jo įvykdytos reformos paslaugų plėtra yra milžiniška. Tai yra tiek, kiek yra išplėsta dabar per pastarosius 4 metus tiek Vilniuje, tiek Šiauliuose, tiek Panevėžyje, tiek Klaipėdoje yra nuolat plečiamos paslaugos testinės, ne šiaip koks kodavimas, kur niekas neįvyksta. Ne detoksikacija, kur su lašelinė iškapino ir paleido atgal į gatvę, o testinis, ilgas, normalus gydymas, kur žmogus ir ta pati Minesotos programa ir socialinė reabilitacija yra atsidariusi. Tai šitų paslaugų tik daugėja. Tai jokių būdų negalima sakyti, kad čia kažkokie yra kažkoks tai stygius, taip eiliai tenka palaukti. Deja, kaip į kiekvieną ligoninę. Bet aš pasakiau, tie žmonės negali laukti, ponė Danielė. Žinok, man susidaro įspūdis, kai jūs sakot, jeigu jisai, reiškia, jam gyvenime nupjovė kojas dėl narkotikų, tai čia problemos kažkokios jo galvoj, nes jisai apkaltino narkotikus. Jeigu jis nepatenka, tai čia susigalvoja kažkokią problemą. Tai yra problema, nereikia žiūrėti pro rožinius akinius. Problemos yra ir jums sako žmonės, kurie dirba su tuo. Tai aš jūsų klausiu, ar jūs darydami sprendimus pasitarėte su tai žmonėmis, ar jie dalyvauja darbo grupėse? Nes dabar, ką aš girdžiu, tai viskas maždaug yra nesąmonė, sąmokslas ir taip toliau. Taip negali būti. Ne, specialistai dalyvavo visose darbo grupėse. Tai ne specialistai, aš klausiu, kad konkretų žmonės. Konkretus priklausomės lygų sričių specialistai dalyvavo visose lygų specialistai, priklausomų asmenų bendruomenių vadovai. Ar jie dalyvavo? Dalyvavo klausimuose ir, man atrodo, Kęstutis lygiai taip pat pasisakė ir iš reabilitacijų mes taip pat balsą girdim, tai tikrai nėra negirdimų žmonių. Dabar apie tą galėjimą laukti arba negalėjimą, tai yra planinės paslaugos. Aš dirbau priklausomybės ligų centre ir puikiai žmonės išlaukia ir ateina ir atsigula. Jeigu jie negali palaukti dienos arba 2, arba užsirašyti, taip, yra problema, neturi būti labai daug barjerų, bet tikrai žmogus, kuris nori sveikti, jisai ateis.
Ir taip, jeigu liepsite laukti pusę metų, tai turbūt nepasirodys, bet tokių eilių nėra. Eilės tikrai yra trumpos ir gana greitai yra perskambinama ir pakviečiama į paslaugą naudotis. Ir lovų yra laisvų lovų nuolat. Taip kad aš manau, kad čia mes darome milžinišką darbą, 4 metus, milžinišką plėtrą ir jinai yra tęsiama ir tai yra ir Verygos nuopelnas, aš jį pripažįstu, ir dabartinė mūsų sveikatos apsaugos ministerija tikrai šitą darbą tęsia. Tai čia situacija vienareikšmiškai gerėja. Taip, ponas Slušny, nes jau pabaiga tik trumpai, jeigu galima, ponas Slušnys, ponas Tomilinas ir ponas Sysas, dar po kelis sakinius tiesiog, kad jau užbaigtume apie tą pagalbos prieinamumą. Pagalbos prieinamumas, manau, kad iš tiesų tai šlubuoja, nėra čia ką ir šnekėti. Ir vienas iš tokių niekada neapžios priklausomybės ligų centras visko. Šiuo metu tai truputėlį yra problema, nes jis labai remontuojasi stipriai ir ten daug kas neveikia laikinai, kad pasiekti galima, bet priklausomybės ligų centras, toks šiaip unikalus tvarinys mūsų Europoje, nėra tokių centrų labai išvystyta sistema pasaulyje. Bet man ko trūksta, man iš tiesų pačiam trūksta, aš galiu drąsiai pasakyti, kad trūksta tokių anoniminių alkoholikų, narkomanų, klubų, kaip aš sakau, vos ne kiekviena mikrorajone. Ta, ką aš mačiau Amerikoje, ta, ką aš mačiau Didžiojoje Britanijoje, net paaugliams tokie dalykai egzistuoja. Tai šita sistema čia yra žemos lenkščio, vadinkite paslaugas kaip norit, bet jų reikėtų išvystyti daugiau. Tai ir jau tik tai tie, kurie šitos, tai jie patenka ten atėjo, užsikabino, neužsikabino, bet jie galėtų ten migruoti. Tai va šitų paslaugų tikrai pas mus trūksta, nes dar sykį, atsiprašau, pasikartosiu, priklausomybė, bet koks stacionarinis gydymas visada bus eilės ir tikrai neapžios visų poreikių, nes ne tik Lietuva, bet nėra tokios valstybės, kur sugebėtų iš karto visiems 1-2 ir padėti. Taip nebus, bet reikia išmokti ir tą dalyką, kam reikia šiandien pastebėti. Tas, kaip sakoma, rūšiavimo principas, jis turi egzistuoti bet kokioj gydymo įstaigoje. Šiandien šitam tikrai reikia, vadinasi, kažkas turi eiti lauk, kuriam mažiau šiandien reikia. Jau jisai gavo pagalbą, jis galbūt gali jau judėti pats savarankiškai. Tai tą reikia mokėti daryti, reikia tą daryti drąsiai. Jeigu yra valstybei poreikis žmogui, reikia išmokti tokius dalykus daryti. Tai mano atsakymas paprastas, bet tai yra tikrai nelengva. Taip, ponės Sysai ir ponas Tomilinas. Tai aš tik galėčiau prisijungti, kad finansų, būtent finansuoti paslaugas niekada nebus per daug. Taip, reikia pripažinti, kad kiekis didėja, bet turim vėlgi neužmiršti, kad yra stacionarinis valstybinis gydymas, yra privatus ir ne visi gali ar toksikaciją padaryti, ar dar ką nors, kurie nori išlikti anonimiški, jie naudojasi privačiais, bet tam reikia turėti pinigėlių, tai bet koks laukimas, jeigu žmogus susiduria su priklausomybė, yra žalingas. Tai čia tikrai reikia pripažinti, kad valstybė neskiria pakankamai dar tiek pinigų, kad galėtų šitą paslaugą pasinaudoti visi ir greitai. Tai galiu tik tiek ir tendencijos yra geros, bet šita problema išlieka. Taip, ačiū ir ponas Tomilinas, prašau. Aš pratęsiu Lino mintį, tikrai visiškai pritariu, mūsų valstybė taip dar plačiau žiūrint, ne tik į priklausomybės, bet Lietuva yra investavus labai daug į mokymasi visą gyvenimą ir tuose priemonėse dažniausiai yra būtent psichologinė, psichinė sveikata dominuoja tarp temų, tarp poreikių žmonių. Ir su to susijusios ir mūsų priklausomybės, nes jos dažniausiai gimsta iš mūsų vidinio nerimo, baimių ir visokių traumų vaikystės arba paauglystės. Tai vietoj mums reikia skirti, didinti socialinį kapitalą, didinti įvairiausių tokių nevalstybinių, nevyriausybinių iniciatyvų mastus ir tada žmonės po truputį tom priklausomybėm bus labiau atsparūs. Ačiū, manau, kad dar kokią valandą čia mes turėtume ką kalbėti.
laikas baigėsi ir tikiu, kad naudinga diskusija visom prasmėm ir ji greičiausiai bus pratęsta Seimo salėje, tikėtina. Aišku, norėtųsi jų dar daugiau tokių diskusijų ir su visuomenė, ir su bendruomenėmis, ir su žmonėmis, kurie dirba tiesiogiai su priklausomais žmonėmis ir su pačiais priklausomais žmonėmis. Turbūt būtų įdomu išgirsti jų nuomonę. Tada matyt, tas sprendimas būtų pats objektyviausias. Tai aš dėkoju visiems Seimo nariam, kurie šiandieną dalyvavote ir ačiū visiems, kurie šį vakarą kartu su mumis buvote šiame nuotolinėje diskusijoje. Linkiu gero vakaro ir iki sekančių kartų. Gero vakaro. Su geriausio gero vakaro. Viso.